Gerbiamas pranešėjau, iš tikrųjų tai jūs neinformavot, kokiu rezultatu buvo pritarta, ar buvo kažkokių kitų siūlymų iš komisijoje dalyvavusių narių. Ir aš labai tikiuosi, kad visi balsuosime už, tačiau akivaizdu, kad tuo bėdos tikrai nesibaigia. Nors Vyšniauskas buvo išbrauktas iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų rinkimų sąrašo, tačiau partija nedviprasmiškai leido suprasti, kad rems jį kaip nepriklausomą kandidatą ir sudarys jam galimybę apginti savo pozicijas ir pasiaiškinti prieš rinkėjus. Ar teisinga, kai dalyvaudamas rinkimuose turės teisinę apsaugą ir kaip taip galimai vilkins procesą? Ar nemanote, kad reikia dar ir sudaryti visiems Seimo nariams prieigą prie medžiagos ir ją išviešinti? Kaip planuojate spręsti šiuos klausimus? Tai, sakykime, tokie būtų tęstiniai klausimai apie tą patį žmogų. Laikas. Tvarkoj, tai aš kaip tyrimo komisijos atstovas galiu pasakyti, kad į daugumą klausimų negaliu atsakinėti, nes nesame teisminė institucija. Tyrimo komisija atliko darbą jai pavestos funkcijos ribose, tai yra statutas numato, kokius sprendimus mes turim priimti, tai klausimą, ar buvo kitų pasiūlymų, tai statutinių pasiūlymų, kurie būtų komisijos darbo apimtyje papildomų sulaukta nebuvo, sprendimas buvo priimtas vienbalsiai.